papasakosiu, kas čia vyks. Nes būna toks dalykas, kad pradės viskas vykti, aš čia atsisėsiu, kol nesėdžiu. Tai žodžiu, būna, žinai, taip, kad žmogus daro, ką nors, kas jam patinka ir žiauriai patinka, bet tada būna, kad ateina kitas ir sako, ką tu esi baigęs. Nes yra kategorija žmonių, kur galvoja, kad tam, kad tu darytum tai, kas tau patinka, tu turi būti kažką baigęs. Tai aš turiu patarimą. Visų pirma, susiras daryti tai, kas jums patinka. Daro tai, kas patinka ir tada prieina, kas nors ir sako, ką esi baigęs, jūs atsako, pokalbį su tavim. Dabar kitas dalykas. Kaip čia visą tą reikia apibūdinti? Galvojau, kad va čia kviežnai į spektaklį, monologą, stand-upą, kaip čia apibūdinti ir galvojau, kad reikia mokytis iš geriausiai pristatyti dalykus. Ir kelis kartus yra buvę taip su prezidentu. Kažkas įvyksta žiauriai svarbaus, nesuprantamo, reikia skubaus paaiškinimo žmonėm. Tada žurnalistas pasikviečia prezidentą ir sako, prezidente, kas čia vyksta? O prezidentas savo atsakymą pradeda nuo, atsakysiu jums ne kaip prezidentas, o kaip paprastas Lietuvos pilietis. Ir tada galvoju, kodėl? Ta prasme, kam tada derinti su prezidentu, tą popietę tiesiog galėjai iš gatvės žmogų pasikviesti. Juk nebūna, kad aš nueinu pas gydytoją, tenais išvardinu kažką, kaip skauda man. Aišku, su skausmu tada gydytojai visada klausia, kiek skausmų yra nuo 1 iki 10 balų. Ir man tada visada būna, aš nenoriu skausmui neigiamą balą rašyti. Ir aš ten visada sakau, galėčiau rašyti silpną 7, bet rašau stiprus 6. Žodžiu, bet aš apibūdinu, įvertinu tą skausmą ir sakau, daktarė, tai kas man yra? Ir daktaras toksai, atsakysiu jums ne kaip gydytojas, o kaip paprastas Lietuvos pilietis. Ir jis visada pradeda pasakoti, kaip jis nemėgsta Euroviziją. Tai, ką jūs čia pamatysit, aš jums padarysiu ne kaip komikas, ne kaip ten rašytojas, o kaip paprastas Lietuvos pilietis. Ir, žinai, nes, vis tiek, čia bus apie tokius mažus dalykus ir teatre man irgi yra labai daug tokių visokių fainų mažų dalykų ir kartais tie maži dalykai užstringa labiau negu pats spektaklis. Ir man, pavyzdžiui, su teatru visada asocijuojas taip, kad susirenka krūva nepažįstamų žmonių, taip sėdi jie, taip mielai intimių atstumų, žiūri vieną kryptim ir tada jeigu teatras turi daug pinigų, didelis teatras per kolonėlės pasigirsta ten kokia graži melodija ir sako, išsijunkit mobiliuosius telefonus. Jeigu teatras, ten šakės neturi pinigų, žmogus ateina. Labas vakaras, išsijunkit mobiliuosius telefonus, nes muzika per kolonėlės brangiau negu žmogus. Tai, bet nesvarbu, kas atsitinka, ar žmogus pasako per kolonėlės, visada kaip būna tas pats, kaip tik tai jis pradeda gest šviesos ir tada jos užgesta, ant scenos dar nieko nevyksta, pradeda kažkam skambinti. Tada skambina, tas žmogus, kuriam skambina, apsimeta, kad ne jam skambina. Gal praeis. Tada visi jo aplinkui žino, kad jam skambina. Tada jis jau žino, kad jie žino, kad jam skambina, tada bando uždengti su ranka garsą. Nepavyksta, išsitraukia telefoną, apsišviečia visą salę. Ir tada galiausiai atsiliepia, bet atsiliepimas labai dažnai būna toks, kur klausau, žinok, negaliu kalbėti. Teatre esu. Tai pasako, kas atsitiko. Ir tada tu klausai ir žodžiu, aš dabar, kad taip pereit, parašiau kompoziciją pavadinimu švarko nusiėmimo muzika. Nusiimsiu švarką, atsisėsiu ir tada čia viskas prasidės. Žiūrim, man čia paleidžiam. Žinai, geriausi dalykai gyvenime visada prasideda nuo klausimo. Nes, užduot klausimą ir tada prasideda patenkini smalsumą. Ir
aišku, aš nenoriu piknaudžiauti ir čia pradėti, žinai, nuo klausimo, kurį pats sugalvojau, nes aš nesugalvojau gero klausimo. Bet ir tuo pačiu yra dabar labai daug žmonių, kur sako, aš čia tik tais tam, kad aš užduočiau klausimus. Lyg tai klausimų uždavimas savaime yra geras, nes, pavyzdžiui, gali būti, koks šviesos riebumas? Durnas klausimas. Kodėl man valdžia neaiškina, kada mano mokesčiai komunaliniai susirgs vėžiu? Durnas klausimas. Ir aš norėjau pradėti nuo klausimo, bet nesugalvojau. Ir tada pradėjau ieškoti, ar yra toks klausimas, kuris mus visus sujungtų. Ar galbūt yra kažkas jau uždavę tokį klausimą. Ir aš radau. Ir tą klausimą yra uždavusi ne kas kitas, o mums visiems gerai žinoma Džordana Butkutė. Susimąstėt? Žiūrėkit. O aš nuvažiuosiu prie jūros, bangos glostys vėl mane, o aš nuvažiuosiu prie jūros, o gal ne. Kada susimąstėt, juk ten yra klausimas. Ir kodėl Butkutė nenuvažiuos prie tos jūros? Ar mūsų populiariausia dainininkė neturi pinigų? Ar jinai tuo metu, kai rašė, žinojo, kad Baltijos jūra užteršta yra? Ar jinai galbūt, nes turizmas nebuvo, gal įsivystęs, gal negalvoja, kad gali prie kažkokios kitos jūros nuvažiuoti, bet negali, nes negauna visos. Ir tas klausimas, kai tu jį atskiri nuo Butkutės, jis tampa visiems tinkamas. Pavyzdžiui, man, o aš susirasiu darbą, o gal ne. Ir tas dvejojimas man yra gyvenimo variklis. Tai užveda dvejonės. Nes pavyzdžiui, vėl ta pati Butkutė, aš tave myliu labiau, galbūt. Ir taip pat tu susirandi tą darbą ir galvoji, aš dirbu tave labiau, galbūt. Ir tas dvejonės klausimas mane visada veda į priekį. Bet pavyzdžiui, kai jau Butkutė pradeda pareiškimus daryti, čia man prasideda problema. Tau gyvenimas duotas, baltas, žalias ir juodas, ir gyvenimas spalvą tu gali pasirinkti. Ne. Tau gyvenimas yra duotas būti dirbančiu arba bedarbiu. Jokių kitų pasirinkimų tu neturi. Seksualinė orientacija, pilietybė, lytis, nieks nesvarbu, tu esi arba dirbantis, arba bedarbis. Jeigu esi dirbantis, esi wow, bedarbis, Nes visi dirbantis yra unikalūs ir skirtingi, visi bedarbiai vienodi. Žiūrėk, pasikviečia dirbantį žmogų į teliką, rašo, valdas, valytojas arba ten gydytojas, inžinierius, bet kas. Pasikviečia, jeigu valda bedarbį, bedarbis. Visi bedarbiai vienodi. Nes gal valdas dirba, ten yra emoji išskaitytuvas, kur dar nėra tokios specialybės, bet jis vis tiek yra bedarbis. Žinai, ir su to darbu yra tokia visiems paranoja, kad, pavyzdžiui, atrodytų mokykloje, jau vaikų gal nestresuokim, kad atrastų save, kad tas pažinimo džiaugsmas su klausimais būtų. Bet ne, tau užduosim namų darbų, kad labai greit suprastum, jog turi tik tais du pasirinkimus būti dirbantis arba bedarbis. Kitoj pusėje mokyklos yra pensininkai, kuriems irgi yra tokia paranoja. Įsivaizduokit, visą gyvenimą dirbi ir tu jau gali paskui, nebedirbti ir pailsėti, bet ne, jiems yra tokia paranoja dėl to darbo, kad tik jie būtų visi skirtingi ir unikalūs, jie tada arba dirba toliau, arba pradeda bobutim. Bobutinimas yra, kai tu atsikeli 5 ryto, atsisėdi prie lango ir iki panoramos per langą žiūri. Bobutinimas yra lygiai toks pats darbas, nes darbo inspekcija irgi žiūri, ką kiti dirba. Kelias anksti ir žiūri, ką kiti dirba. Bobutinti yra žiauriai sunku, nes visų pirma, daug kas net neatsikeltumėt 5 ryto. Iš kur aš žinau, kad daug kas 5 ryto neatsikelia, nes yra influenceriai, kurie moko, kaip atsikelt 5 ryto. Sveiki, nusipirkit mano kursą už 130 ir aš išmokęs jūs, kaip užstatyti žadintuvą. Gerai, sakykime, jūs atsikeliat 5 ryto ir jums reikia, pabobutinti. Jūs atsisėdat ir iš pradžių ten kažkaip nugarą pradeda skaudėti, ten šikną trint. Bet tai, kas su kūnu dedas, yra nulis palyginus, kas prasideda jūsų galvoje. Nes jūs žiūrit per langą, viskas tokia kažkokia harmonija, kažkokia dermė, viskas labai faina, bet tada labai greit žiūri medžių lapai, žiūri negražiai krautasi. Tada kaimynas per vėlai išėjo į darbą. Šitas per anksti išėjo, kaip vaikai negražiai spardo kamuolį. Kas čia mašina, kieno šita mašina. Ir tada pradedi matyti dramą ten, kur kiti nemato dramos. Pavyzdžiui, šaligatvis, siauras šaligatvis, eina mama su vežimėliu ir mažu vaiku ir prieš ją pareina bobutė su nešuliais. Ir abidvi nesutilps ant šaligatvio. Kažkaip kuri turi nusilipti nuo šaligatvio. Tu nežinai, tu apšauki abidvi. Susigėsti, kad apšauki abidvi. Tu galvoji, kaip aš norėčiau, kad man būtų Alzheimeris, kad man būtų demencija. Tada tie medžių lapai taip negražiai kratosi. Mašina užvažiavus per tiek ant tos baltos linijos.
kai kitą kartą pamatysit, ką nors bobutinant, respektinkit tos žmonės. Nes čia yra žiauriai sunku. Tikra istorija. 2008 metais brazilo aktorius Domingo Intagresas daugiausia sukūręs vaidmenų kine, muilo operose vaidindavo. Filmavimas aikštelėje metu nusprendė nuvaryti pasimaudyti ir jį pradėjo nešti upės srovė, jis pradėjo skęsti ir kad jisai skęsta, pirmoji pamatė su juo aikštelėje dirbusi kolegė Kamila, jinai privarė, pamatė, kad jo neišgelbės, pradėjo aplinkui rinktis labai daug žmonių, bet Domingo nuskendo. Nieks nepadėjo jam, nes visi įsivaizdavo, kad Domingo ir Kamila repetuoja naują vaidmenį. Dirbo, o dirbančiam žmogui negali trukdyti. Ir aš atsimenu šitą situaciją, galvoju, kad kaip yra visi žmonės dėl to darbo išprotėję. Atrodo, kad labai greit yra įmanoma situacija, kai tu, pavyzdžiui, išsikviečia kažkas santechniką, aišku, jūs žinau, galvojate apie tą filmų scenarijų, kur santechnikas į namus ateina, sako, norit dešros, ne tas filmas čia. Kaip toj Mikutavičiaus dainoje, ir ateina kaimynas su dideliu raktu, ir ateina tas santechnikas to dideliu raktu ir jis pamauna tą didelį raktą ant to didelio varžto ir staiga jie, pavyzdžiui, įsivaizduokite, jis taip sutampa, kad jam širdies smūgis ir jis taip suklumpa ant to rakto. Taip kaip pirštusi ten tam vamzdžiui sugėdusiam. Ir tada jis taip sulūžta, bet neišleidžia jokio garso, bet šeimininkas ar šeimininkė netrukdo, nes dirba. Labai susikaupęs dirba. Ir tada, tik, žinai, kai jis pradėtų jau ten kažkokius kvapus skleisti, tada gal palauk, kodėl vis tiek ilgai čia prie pavamzdžio. Dėl to, kad nebūtų tokių problemų gyvenime, kad jūs neišprotėtumėte dėl darbo, aš noriu pristatyti savo naujausią projektą, pavadinimu, jeigu šone kartais matyčia kažkas nematot, vadinasi bedarbystė, prestižinė profesija 2030. Kad sužinotumėte, aš jums turiu papasakoti apie savo santykius darbo. Čia jūs girdite žiauriai gražų paukštuką, dirbinį vieversį. Man iki 12 metų darbas skambėjo kaip dirbinis vieversys. Viskas logiška, paaiškinama, gražu, nes atrodė, kad reikia, nes aš augau kaime, kur reikėdavo dar, aš ardavau laukus su arkliu ir kur kartais, kad tu, pavyzdžiui, pamiršdavai kepurę, tai tu planuodavai visą dieną taip, kad slėptumės arklio šiknos šešėlių, kad negautum saulės, o dabar galiu ginčytis su dirbtiniu intelektu. Tai, žinai, man atrodė, kad kaip aš gyvenau kaip tu senoriai, tu vasarą darai taip, kad nenumirtum žiemą. Tau reikia daržovių, ten yra daržą, tau reikia šieno, kad karvė nenumirtų, tau reikia malkų, kad žiemą nesušaltų. Ir viskas atrodė, kad taip harmonija, dermėtas, dirbinis vieversys vietų, kažauklys, taip faina. Bet tada, kai man buvo 12 metų, aš per teliką pamačiau australą Steve'ą Irviną. Atsimena gal kas tokia, jis visas tokias pačias laidas turėjo, kur ateina, jisai pasako, kas jis toks, pasako, koks gyvūnas šalia jo, per kiek laiko tas gyvūnas jį nužudytų ir tada jis paliečia tą gyvūną. Sveiki, aš esu Steve'as Irvinas, šalia manęs yra juodoji mamba. Jeigu jinai man įgeltų, mirčiau per kelias minutės. Žinot, ką aš darysiu, aš ją paliesiu. Pūkšt. Sveiki, šalia manęs yra piktasis aligatorius, jis mane sudraskytų per 15 sekundžių. Žinot, ką aš darysiu, aš jį paliesiu. Pūkšt. Ir aš kitą dieną kabinu šieną. Kai tu dirbi tas dirbinis vieversys, bet aš suprantu, man tipo krenta, buvo gal 30 laipsnių karštis, krenta ant manęs visokios tos dulkės, visas tas. Ir žinai, čia dabar atrodo, kad čia visi mes esame mieste, kad miestas čia yra trinasi, visi, o gamta, ten kaimas laukia išsiskietęs mūsų, kada tik jūs ateisit. Nors iš tikrųjų, kaimas irgi turi skonį ir kaimas gali tave išmesti. Ir aš esu pavyzdys. Nes aš esu alergiškas šienui. Būt kaimiečiui alergiškam šienui ir tas pats, kas būt miestiečiui alergiškai asfalto arba šaligatvį. Tu išeini ant šaligatvį, tau pradeda nežiūrėti. Ir aš kabinu tą šieną, krenta tos dulkės čia visur ir tada aš nieškiu visas man perši. Ir galvoju, pala, tai yra kažkoks Steve'as Irvinas, kuris neturi daryti šitų nesąmonių, kuris tiesiog liečia gyvūnus ir aš taip nuleidžiu galvą, kaip žinai, nes mes lietuviai įsižiūrim į žemę. Nuleidžiu galvą.
Ir aš pamatau tuo metu savo lietuviškiausią dalyką – Abibas kedus. Ne Adidas, o Abibas. Ir galvoju, jėga, aš noriu būti lietuviškasis Styvas Irvinas, tik Abibas. Kol neatsiverčiau biologijos vadovėlio. Sveiki, aš esu Domas Raibys, šalia manęs yra paprastoji angis. Jeigu jinai man įgeltų, au, kaip tu galėjai? Nu, mirčiau, lemba, jeigu kokių lėtinių ligų turėčiau, pavyktų živ užsikrėst, sunkiausia būtų nuo mamos tą nuslėptą žaizdą, nes reikėtų neprausti ir vis rytais spjaudyt, kad gangrenu, gal per pusę metų. Toks, tai supratau, kad neveikia, žinai, šitas dalykas, kad aš negalėsiu būti tas Styvas Irvinas, bet tada tuo metu dar būdavo labai populiaru, kai man buvo 12 metų, per telekus kriminalai buvo populiariausias dalykas, kur aš kaip dabar atsimenu, žiniuose būdavo atskira skiltis kriminalų ir po žinių atskira laida kriminalų. Jokių ten pranešimų, tėveliai patraukit vaikus ir taip toliau, visos šeimos žiūri, gražiai žiūri, tas sudaužytas mašinas, tos reketininkus. Ir aš bežiūrėdamas sugalvojau genialią mintį. Taigi aš galiu liest nusikaltėlius. Sveiki, aš esu Domas Raibys, šalia manęs yra Henrikas daktaras. Jis mane galėtų nureketuoti per 15 sekundžių. Žinot, ką aš darysiu, aš jį paliesiu. Ir ten visi žiūri. Ir aš net buvau pasiekęs tokį lygį, kad papasakojau šitą idėją klasiokui ir sako, bet mes kameros neturim. Sako, tai aš galiu būti tavo išvažiuojamasis reporteris. Kur tipo aš stoviu šalia Henriko daktaro, tada mano klasiokas užmeta staigų eskizą, kaip viskas atrodo, aprašo ir kitą dieną mokyklos sienlaikraštyje ten straipsnis Domas Raibys dvitaškis. Nes šiaip visi geriausi straipsniai yra vardas, pavardė ir dvitaškis. Ir ten kažkas, ir dar, aišku, šiaip geresni straipsniai yra, kur vardas, pavardė ir skliausteliuose metų. Čia geriausi straipsniai. Žodžiu, Domas Raibys dvitaškis. Jaunime, liesk nusikaltėlį, bet nenusikaltimą. Ir aš ten pasakoju, kaip vietoj to, kad aš tenais būčiau blogas, ten pakeičiau, ten pradedu filmuoti filmus, kaip aš liečiu nusikaltėlius ir ten galiausiai mano tikslas yra sutikti Styvą Irviną ir ten, čia bairis buvo toks, mes taip juokaldom ir, tada galvoju, neveiks, tai reikia kažką daryti. Reikia rasti kažkokį darbą, kuriame būtų pavojus ir reikėtų kažką liesti. Ir artimiausia to vieta buvo kaimo didžėjus. Nes kaimo didžėjus iš tikrųjų tu turi pakilti karjeros laiptais. Nes kaimo didžėjus aktų salėje vyksta, yra ant scenos pultas ir čia yra laiptai. Kaip tu kyli karjeros laiptais, tu turi patražyti 5 šokius, išbūti neišjungtas, neišgirstas prie tų laiptų. Mane išgirsti mokyklai būdavo žiauriai paprasta, bet sudėtinga užsirauti. Nes aš žvairą akį turiu ir ant manęs negaliu užsirauti sakydamas, ko žiūri. Nes, yra ta labai žymi ir populiari knyga parašyta pagal mano akis. Žinot, kairė akis iš Veneros, dešinė iš Marso. Tai žodžiu, aš išstoviu tos 5 šokius ir galiausiai man pavyko. Didžėjim, o dėl to, aišku, lieka tai aišku pulti, nes didžėjai vis dažnai lieka kaip, kažką, čia žinai. O dėl to pavojingi, nes sveiki. Sveiki, aš esu Domas Raibys, šalia manęs yra paprastasis Sigis. Jeigu aš jam neuždėsiu rusiško gabalo per 15 sekundžių, jis mane išjungs. Aš jau žiūriu greit uždėti rusišką gabalą, nes aš iki šiol nesuvokiu, kas yra rusiška muzika. Nes tie, kurie mėgsta rusišką muziką, kažkaip yra infiltruota iš kažkokią okupaciją. Nes tie, kurie mėgsta rusišką muziką, jie į kolonėlės, kuriuose negroja rusišką muziką, žiūri kaip į teritoriją, kurią reikia bet kokią kainą mainyti. Ir aš net įsivaizdavau, kai tas vieną ten tą, kurį išrinko, kai sakė, aš karą baigsiu per vieną dieną, aš norėjau jam rašyti laišką ir siūlyti planą. Ukrainoje tiesiog surenkam milijonus kilovatų garso, juos sustatom ant fūrų ir paleidžiam tą mano laikų gabalą, tokį buvo Ivanuški International, Sabirai minės kareivas, surink mane greičiau, 18 man jau, ir tos fūros žiauriai lėtai link Rusijos sienos važiuoja ir visi tie okupantai kaip zombiai išeina. Mes išsprendžiam paprasčiausią konfliktą, nes ir žiūris tai šokiais,
kaip ten turi kažkaip vis laviruoti tą groti rusišką muziką, bet tada atėjo mano pirmosios, būnant didžėjum, tiksliau ne didžėjus, čia buvo mano pirmasis darbas ir tas darbas Sodros knygelė yra įrašyta kultūrinės veiklos organizatorius. Ir toks įsivaizduoja kultūrinė veikla ir tada Ivaniškai International ir ten žodžiai. Rudens atostogos, reikia kažkaip pailsėti, galvoju, jėga, reikia investuoti į save ir aš nusipirkau savo kelionę už uždirbtus pinigus į Vilnių. Ir čia vėl atrodo, kad žmogus visada yra pasiruošęs patirti kažką, kas nepatirta, kas tu nori visada naujo, bet esmė yra tame, kad kai tu atvažiuoji tai, kas yra tau nepatirta, kai nieks nepažįstama, tau prasideda stresas. Nes aš atvažiuoju į Vilnių ir ten pripratęs prie tų dirvinių vieversių, ten kažko, o čia Vilniui bomžai balandžiai, žvirbliai marozai, kuosos varnos tik ir nori tave apsukti kažką. Ir man prasidėjo tokia visiškai vos ne panikos ataka ir aš tada sakau, susitikęs su pusbroliu, sakau, gelbė kažkur, nusivesk mane, kur man būtų priimtina ir sako, varom į Kačelkę olimpiečių bazėje. Mes nueinam Kačelkiai, pirmas dalykas, ką persirengęs pamačiau įėjęs tarp tų geležių, kryžius padarytas iš veidrodžio. Toks taip, ir galvoju, wow, kas čia yra, čia kažkokia, nes aš esu iš bažnytkaimio ir iškart simbolis, aš galvoju, čia yra kažkokia tipo sekta, kur tenai sveikai susirinkome tam, kad pakilnotume geležį, vardant to, kad pumpuotume raumenį, negi tu negali padaryti deadliftų su 70 kg, juk Jėzus nešė kryžių, kuris svėrė 240, bet aišku, jis ne visai nešė, ten galas vilkosi, dėl to būtų biškai sunkiau išskaičiuoti. Bet iš tikrųjų viskas buvo daug paprasčiau, ten nebuvo tos sektos, tiesiog tas džymas buvo ant tiek vargingas, kad jis neturėjo pinigų, kad išdėtų visą sieną veidrodžiais, kad tu galėtum pasižiūrėti, kaip užpumpavai raumenį. Tai buvo kryžiaus formas tam, kad tu galėtum ne tik į sixpacką pažiūrėti, bet ir į bicepsus. Ir tiesiog ateini, šitas, ir jeigu jau norima taip į bickę pažiūrėti, turi lipti ant kėdės. Nes ir ten atsitiko dalykas pakeitęs mano gyvenimą, nes mes ten kažką kilnojam tas geležis ir prieina prižiūrėtojas, kuris pažinojo mano pusbrolį ir sako, vyrai gal galit padėti. Antradieniais čia visada ateina teniso prezidentas pažaisti. Ir aš jam visada turiu nupirkti 2 butelius alaus. Ir šiandien užmiršau, gal jūs galit nulėkti iki Statoilo ir nupirkti alaus. Ir šiaip nieko blogo, žinai. Prezidentas, suaugęs vyras, po darbo nori išgerti 2 butelius alaus. Žinant net dabartinę geopolitinę situaciją, kur kiti prezidentai savo net baldus atsiveža, kad nebūtų blaki. Ten turi komandą, kurie šūdus surinkinėja, kad tik kanalizacija niekas nenutekėtų ir ten DNR neišsiaiškintų, kokius vaistus vartoja ar ką. Čia tiesiog randominių bičių, aš užsidedu striukę tokią ploščią neturėjau, kur atrodo, kad po apačią nieko neturiu, nogom kojom, lapkričio vidury per šlapdribą einam į Statoilą, nuperkam 2 butelius alaus, ir jau eisim į vidų ir staiga už nugaros girdžiu, vyrai stot, prezidentas eina. Praeina 2 apsauginiai, atidaro duris ir aš taip stoviu atsitraukęs to maišeliu ir tada eina tas taip, vyrai, ko stovi? Sušalsit juk. Ir aš žiūrėdamas į tą nueinantį pakso siluetą, taip jį prakeikiau. Taip ant savęs supikau, kad aš nieko jam neatsikirtau, kad aš neturiu, kad laikau tos 2 švyturio gintarinio ir tenais. Aš manau, kad jį būtent dėl to nušalino, kad aš jį prakeikiu. Bet tada tas santykis, žinai, su nes paksas nekaltas. Tas santykis su tuo paksas nekaltas šiaip aurą paveikė. Aš galvoju, taigi gal reikėtų biškai pradėti politiką domėtis, kad aš... Ir tada pradėjau ten skaityti laikraščius ir tuo metu vėl laikraščius kažkaip vis fiksavosi ir dominavo tarp politiko tokie 2 dalykai. Kovosim su bedarbystė ir sukursim naujų darbo vietų. Ir man visada būdavo toks, kaip jūs kovosit su bedarbystė? Čia kažkoks tipo dažasvidis, kur šaudai bedarbius? Ar čia kažkoks vaikams, žinai, kur būna šerifo komplektas, mediko komplektas ir bedarbio komplektas vaikams? Ten duonos kriaukšlė. Sodros knygelė, čia va turėtų būti darbelis, nėra darbelio, įklijuojam liūdną veidelį. Paskutiniam puslapį nuspalvink bedarbį. Ir tik tais pilki flamasteriai, nes visi bedarbiai unikalūs. Banaliai unikalūs. Ir tada kitoj pusėje yra, sukursim darbo vietų. Žiūrėkit, aš galiu sukurti darbo vietų, kiek jūs tik nori.
Svetimos gėdos žudikas. Visiems yra gėda pirkti tualetinį. Pas mane užsisako tualetinį per telegramą, sumokat kripto, aš jums taip tą tualetinį slaptą atgabensiu. Net jūsų artimiausi žmonės nesužinos, kad jūs perka tualetinį, galvos, kad ateina pats tualetinis, auga ant grybo, ant kambučios pas jūs kampe auga tualetinis. Tada yra toksai pat introvertam startupą galvoja, bet čia dėl šito nesu tikras. Tai, pavyzdžiui, būna žiūri nemalonų prekybos centrus, stinki draugą, po darbo, nenori šnekėti, stinki draugą, pasisveikini, kalbi kažką, atsisveikini, apeini priekis, vėl sutinki tą draugą. Ar galioja atsisveikinimas, ar reikia iš naujo tą procedūrą kartuoti, labai daug neatsakytų klausimų, kurių tu nenori. Dėl to mano, kaip startuperio dalykas, išlankstoma ledų dėžutė. Labai lengvai įsitelpa į bet kokią paprastą kišenę arba į delninukę, kaip jūs mėgstat. Ir išsilankstai ir ten tokia karališkų ledų dėžutė. Tokia su lašeliais, tokia atspaudė, ir tiesiog sutinki ir tirpsta ledai. Skubu. Ir atsimazinu. Nežinau dėl šito startupo čia. Tada kitas, pavyzdžiui, yra, žinai, su saugumu visur problemas. Tada, pavyzdžiui, būna, ar dviračio spyną turit, kur ta yra skaičiukų kodai, arba prie laiptinės, tos senos laiptinės, kur, žinai, tas 2-3 visada labiau nusitrynės yra. Pasamdot mane, kad aš kitus skaičius nutrinu. Kad žulikai atėję negalėtų įeiti. Ten dviračių, tada paskutinis toksai, žinai, būna, jau vis tiek čia susirenka žmonės su mašinom, važiuoja su mašina, žinai, kažkas taip vienas važiuoja su skranduku, kažkas biški negerai. Galvoju, kodėl negaliu? Paperdi. Ir jau galvoju, kad nebėra to kvapo, išlipi užsipilt benzo, įsėdė, jauti, kad yra. Ir nenori tų levandų, kad mašina kaip tūlikas kvepėtų. Nori kažko vėl, kad natūraliai nebūtų kvapo. Pasamdot mane, aš užsidarau jūsų mašiną pusvalandžiui ir viską išuostau. Nebelieka, žinai, jokių problemų. Tai aš taip mąstydamas apie tos darbus, pradėdamas domėtis tą politiką, tapau liudytoju, kaip žmonės gali keistis. Nes aš didžiajauju ir matau, kaip į salę įbėga purvinas paprastasis Sigis. Jisai išjungia 2 bičius, kurie nori mane pakeisti. Užlipa ant scenos, matau, jam čia bėga kraujas, jisai duoda man tokį purviną kompaktą ir sako, uždėk. Ir sakau, Sigi, bet aš neseniai grojau tą rusišką gabalą. Ne rusiškas. Pasirodo, Sigis nusipirko voktą magelį ir tenais buvo Šiam 9 dangui gabalas Greitis. Velniškas greitis, aš išprotė. Ir jisai išgirdo šitą gabalą ir jisai taip užspaudė su mašina, kad jisai kalė į tokį ten šviekšnį tokią metalinę tvorą, 2 kartus vertėsi, bet esmė tame, kad, žinai, kai stresas, jisai tipo, kaip pats paskui pasako, kad jisai atsitrenkė kaip tai velniškas greitis, aš išprotėjus, važiuoju pas tą. Ir jam tokia paranoja, kad jis nežino, pas ką jinai važiuoja. Jisai sako, uždėk! Ir aš uždedu ir aš žiūriu pagal tą Šiam 9 dangui šokantį Sigį. Pirmą kartą šoka žmogus ne pagal rusišką muziką. Ir aš galvoju, kad žmogus gali keistis. Ir tada galvojau, kaip čia man keistis. Ir vienintelis tuo metu pasikeitimo būdas buvo žmogus su aukštuoju. Nes aš kaip sugalvojau, kažkaip atrodė, kad aš būsiu žmogus su aukštuoju ir kažkaip visi mane, tu nori kaip Styvas Irvinas, žmogus su aukštuoju, aš eisiu ir sakysiu, žmogus su aukštuoju eina. Ir aš galvojau, kad taip, aš įsivaizdavau žmogus su aukštuoju, kaip dabar tie žmonės, kurie rašo projektą ir galvoja, kad jeigu įtrauks tvarumas, bendruomenė, žalėsis kursas iškart gaus finansavimą. Aš įsivaizdavau, kad mano gyvenimas pasikeis, kai aš būsiu žmogus su aukštuoju. Bet, aišku, aš, žinai, tokioje aplinkoje tarp paprastų įsigių ir dirbinių vieversių, kur stot. Ir tada galėjai rašyti 15 vietų, kur stot. Aš surašiau viską. Viską ten surašiau. Nuo chemijos iki psichologijos. Vienintelis dalykas, ko neįrašiau nieko iš LMT ir VDA, nes nežinau, kas tie stojamieji. Surašiau viską ir galvojau, įstosiu, bet kur ir pasirinksiu. Bet nežinojau, kad tais metais pirmą kartą buvo reitingavimas. Įstoja į vieną, kitų nebežiūri. Man mistika. Kodėl aš iš tų 15 vietų pirmoji vietoje įrašiau VGTU traukinių inžineriją.
Aš nebuvau nei traukiniu važiavęs, nei Švėkšnai traukinys yra. Bet žinai, mes žemaičiai mokomės iš savo klaidų. Aš 4 metus mokiausi iš savo klaidų. Švėkšna, aišku, žinai, ne visai. Šiaip mes labiau Švėkšna, labiau mažoji Lietuva, žemaičiai, tie, žinai, kaimiečiai, kur ten už marškinius baltus apsikrikštit pasiruoš. Mes ten, žinai, kantai, vidūnai, ten, žinai, mes labiau šitie, bet įstojo tavo VGTU, žinai, 4 metus. Žodžiu, reikia mokytis, žinai, iš tų savo klaidų. Žodžiu, yra toks dalykas. Kai pradėjau šitam spektakliui ruoštis, teatras, žinai, visą kitą, visur keliai yra atsigęs. Rūkau 8 atsigę, nes 8 spektaklį ruošiu, šiaip nemoku rūkyti. Žinai, dėl ko įtraukiau atsigę? Nes, kaip čia užsidėt. Dėl ko įtraukiau atsigę? Nu, teatrė, va. Važiuojam. Kitas dalykas, žinai, mes gyvenam, pradėjau galvoti visuomeniai, kur prieit paprašyti cigaretės yra norma. Bet prieit ir paprašyti bulvytės free. Tada pradėjau atsiminti tos dalykus, kaip mokyklai, pišai, kurie rūkydavo, pirmieji pasilaižydavo. Nes tau taip nedrąsu tą paną iškvies šok, tada tu iškvieti šok, tada nežinai, ką jį pasakė. O tie, kurie lūko, ir išeini iš karto lūko. Tai žinai, ir dabar jau man greit kem 5 pradėjau apie tas cigės galvoti. Aš vis nueinu pas gydytoją, nesvarbu, dėl ko, sako, reikėtų atsisakinti žalingų įpročių. Tai blemba, jeigu nesimato, gal kartais šeimos gydytojų. Jeigu nesimato, tai aš pradedu tikėti, kad keiksmingumas yra, žinai, sąmokslo teorija. Bet žodžiu, grįžtam prie VGTU. Aš nepasimečiau, žinai, aš nepasidaviau VGTU ir mokiausi toliau ir kuo toliau. Žinai, kodėl, nes kai pirmam kurse, pirmas fizikos laboratorinis, mano grupiokas nuo dėstytojo gavo antausį. Nes lankmatiniai tą pusę pasuko. Aš nepasidaviau, aš mokiausi toliau. Tada sužinau, kad mano bendrabutį gali nusipirkti kontrabandinio alkoholio, cigarečių, gydytojo pažymų, kursinių darbų, net susiras žmogų, kuris nueis už tave išlaikyti egzaminą. Nepasidaviau, mokiausi toliau. Tada, trečiam kurse buvo toks dėstytojas, kur vartodavo tokias frazes kaip... Jis mėgdavo taip sakyti, sakydavo, yra inžinieriai ir yra moteris. Mėgdavo sakyti, moteris inžinierė kaip jūrų kiaulytė. Nieko bendro nei su jūrom, nei su kiaulėm. Ir tada pas tą dėstytoją darbiniam kompe rado 5 gigus vaikų pornografijos. Aš nepasidaviau, aš mokiausi toliau. Jeigu pagooglintumėt VGTU, darbinis kompas, dėstytojas vaikų pornografija, rastumėt straipsnis tebėra iš to laiko. Kai jo paklausė, dėstytojau kaip, jo atsakymas buvo, man koja pakišo akademinis smalsumas. Aš iki šiol nelabai žinau, žinai, ką bendro turi inžinerija ir vaikų pornografija, bet aš nepasidaviau, mokiausi toliau. Ir jau atrodė, kad visiškai užšakęs, kad jau viskas, nebėra kur eiti, kad jau aš palūšiu, sužinau, kad yra vienas dėstytojas, kuris yra visiškas kirvis. Ir sakot, jeigu pas jį nepraeisi, viskas lieks iš universitetų. Ir aš galvoju, ne, bet aš turiu nepasiduoti, turiu. Ir aš padariau savo pats visą kursinį, nunešu, po 2 dienų rezultatas. Teisingai buvo tik titulinis ir literatūros sąrašas. Ok, aš nepasidaviau, pertaisau, nunešu po 3 dienų, jisai taip sėdi, sako, Domai, uždarykit duris. Mums reikia pakalbėti. Ir tada man pradeda per galvą bėgtas vaikų pornografija. Aš darau duris ir galvoju, ar verta? Bet galvoju, mes ne homofobai. Čia, žinai, vieną kartą ne tas. Ir tada atsisėdau ir tas dėstytojas taip sako, Domai, o kodėl jūs taip rašot? Sako, toks jausmas, jūs rašot taip, lyg tai traukinys sielą turėtų. Jūsgi, sako, inžineriją studijuojat.
kas čia vyksta. Ir tada aš jam pradėjau pasakoti apie Dirvinį vieversį, apie Styvą Irviną, apie tai, kaip aš, didžėjavau. Ir jisai sako, aš visada norėjau tokį studentą turėti. Nes sako, inžinierijoje reikia ir kurie sugalvoja idėjas, kurie sugalvoja kažkokias idėjas, kurių galbūt neįgyvendins. Ir aš dėl to dėstau kažkaip baigiau tą universitetą, nes jis pradėjo ten mane ir globoti, ir padėti, ir patarti, visokių dalykų. Tai šiandien jiem galvoja, čia nežinau, kad vis tiek, šiandien galvoja, kad rekomenduoju VGTU, tai nerekomenduoju. Visų pirma, nerekomenduoju universitetą, kur kas 10 metų pavadinimą keičia. Nes aš kai mokiausi VGTU, seniai sakydavo, aš nesimokiau VGTU, aš mokiausi Vilniaus inžinerinės statybos institute, Įsiukose. Ir aš galvoju, bliamba, koks senis, aš tai VGTU mokiausi. Dabar, kai aš pasakau, aš mokiausi VGTU, visi jauni sako, aš mokiausi Vilnius Tech. Kai aš pasakau, kad mokiausi VGTU, aš jaučiuosi, kaip žinai, tas užstrigęs šiam ketvirtuose, kur jeigu Vilniui paklausi adreso, kur eit, Lenino prospekto eik ten tiesiai, tada Revoliucijos gatvėje suk į kairę, eik Mičiūrino gatve ir ten... Žinai, pasakysiu tai, su VGTU, jeigu šaukštas deguto sugadina medaus statinę, tai žinai, atvirkščiai neveikia. Kad jeigu turi deguto statinę ir įdėsi šaukštą medaus, nepasikeista, žinai, dalykas. Bet kas atsitiko dar labai svarbus dalykas VGTU. Mes iki tol, žinai, kalbėjom, nes mes, komikai ant scenos, mes kalbam. Nepaminėjom svarbiausio dalyko, tai žinai, apie pinigus. Ir reikėtų paminėti, čia bus skirsnis žvairas gandas. Nes su pinigais aš VGTU, kai pradėjau studijuoti, pradėjau žiūrėti taip kūrybiškai. Kaip močiutė, pavyzdžiui, duoda vokelį ir sako, kad turėtum. Ne, kad kažką nusipirktum, kad turėtum, kad jaustumės, kad turi. Ir aš žiūrėjau labai kūrybiškai pinigus, nes čia dabar nesnei buvo žemelis, toks verslininkas, kažkas pasakė, jeigu kas nors turės 100 000, parodys, kad uždirbo 100 000, aš tada mokysiu, kaip uždirbti 1 milijoną. Nes yra žmonių, kur atrodo, kad tada, kai turi pinigų daug, tu iš karto esi savaime protingas. Nes aš tada galėčiau tokiem žmonėm atsakyti, kai pragyvensi mėnesį su 400 eurų, iki algadienio lieka 5 dienos, tu turi tik 10 eurų, tu nepasikarsi ir neišprotės, ateik į mano kursą. Pamokysiu, kaip išgyventi su mažiau. Nes pinigai, žinai, yra kaip su tualetiniu popieriu ir kūryba, kur kai tu ateini pas kažką į tūliką svetimą ir pamatai yra 5 rulonėliai. Tu taip apžiūri, ne, prie tokių purvinų langų aš tikrai nešiksiu. Apsivinioji ranką, nusiplauni langus, 50 sluoksnių ant klozeto pasidedi čia, kad patogiai, kad minkštai būtų. Bet jeigu tu ateini, staiga ten būna skubus reikalas, atsisėdi, staiga, nežinau, ant tūlikę padarai didelį ir žiūri tik tais 3 lapeliai. Ir tu tuos 3 lapelius išnaudoji taip, kad 2 metus galėtum šluostytis tais 3 lapeliais. Tu sukursi būdą, kaip išskalbti juos ir susižiūrėti. Dėl to, ir aš kažkaip taip pat kūrybiškai žiūrėjau tos pinigus, o dar kūryba labai padėdavo į pinigus žiūrėti. Būdavo, aš dirbdavau renginių organizavime asistentų. Ir asistentus viliodavo su tokiais darbo skelbimais bendrabutį. Tokie, pavyzdžiui, būdavo. Dirbi monotonišką darbą? Studentam labai aktualu. Nuolat suki galvą, ką veikti savaitgaliais. Esi pirmam kurse. Ir galvoji, blema, kaip nežinau, ką veikti savaitgalį. Kaip mano gyvenimas nuobodus. Kaip nemėgstu tų tūsų. Gyvenimas atrodo vienodas ir niurus. Būtent studentavimo laikais. Jau mane paėmė. Jau čia yra tikslinė auditorija. Mes turime vaistą. Siūlome tau pačias įspūdingiausias renginių vedėjo pareigas, šiek tiek bijai, nes neturi patirties. Nesinervuok, mes duosime receptą, tikime, kad tu esi linksmų plaučių. Tikrai? Sąžiningas kaip kaimo kunigas. Man močiutė duodavo 5 litų įmest kunigui. Ar deklaravai, kunigėlį? Tavo išvaizda negąsdina žmonių?
Nu, aš dėl šito truputį nerimau, nežinai, Venera, Marsas. Savaitgaliais esi laisvas kaip paukštis. Moki malt liežuvį, žodžiu, ir taip suviliuodavo mane. Ir tu galvoji, okei, čia bus labai linksma, čia kažkas gal biškai kaip ir Styvas Irvinas, bet esmė tame, kaip aš dabar atsimenu, pirmas renginys, Hansa banko kažkokios ten įmonės vakarėlis, ir mes ateinam, ir tiesiog aikštelėje matau 40 girtų žmonių, visi ten daro bet ką, ir man juos reikia suskirstyti komandas po 5, kad tie girti, pikti žmonės suliptų ant slidžių tos, kur būna porą 5 žmonėm. Ir kad jie tarpusavy varžytus. Tada man renginių organizavimas, visas renginių organizavimas, kai aš buvau studentas, buvo drąsus, stiprus, vikrus, tik tai ne vaikam, o girtiem suaugusiem. Nu, bet tu gaudavai pinigų ir tada galvoju, okei, kažkaip čia tas VGTU, čia kažkaip čia aš iešku, kad būčiau kaip tas Styvas Irvinas, kad tik pas tą dirvinį vieversį negrįžt, čia gauni biškį pinigų. Ir tada kažkaip taip eina, taip monotoniškai tas gyvenimas studentų. Ir paskambina vieną dieną grupiokas, sako, man atrodo turim. Nežinau, sako, iš kur gavo mano numerį, bet vienas Vilniaus teatras nori su mumis susitikti. Mes nueinam į susitikimą, antradienis. 12 valanda dienos, mus pasitinka vyras ir moteris, abudu jau girtų. Galvoju, įdomus darbo mytas. Ir mums pasakus, o čia turėsit nuvažiuoti Žemaitijos nacionalinį parką, ten toks renginys, kažką paimprovizuosit, einat į kostiuminę išsirinkti kostiumų. Okei, mes paimprovizuoti galim, nes, žinai, pasiruošiau tas drąsus, stiprus vikrus, čia kažką girti. Ir tada mes einame tą kostiuminę, ten tų kostiumų, ten šarvai, tenais Supermenas, karalius Mindaugas, galvojam kažką, ką čia įdomus. Ir tada eina ta girta moteris, sako, tu rodai mano grupioką, va. Ir ten tiesiog kažkoks ale kaimiečio kostiumas. Tu rodai mane, va. O ten gandro kostiumas. Kad, žinai, yra tas prietaras, kad jeigu matai gandrą purviną, tai bus daug lietaus. Tai pažiūrėjusi mano gandrą, škvalas bus. Nu ir mes važiuojam visiškai ramus, nes mes įpratę, kad su tais girtais žmonėm nesvarbu ten bet ką turi padaryti, net galvojame, čia bus scena, net sugalvojam tokį visai pusėtiną tam, ką mes įsivaizdavom į auditoriją skečą, galvojam, kad užlips ant scenos kaimietis ir sakys, kad jisai vakar turėjo sekso bet rezervatyvo ir dabar nenori turėti vaikų ir jis ieško gandrą, kad jį pasmauktų, nes nenori, kad gandras vaiką atneštų. Ten įdėjom keiksmažodžių ir galvojam, čia viskas išsispręs. Ir tada nuvažiuojam. Pasitinka žiauriai maloni moteris. Ta, maloni, tai turiuomenį dar labai tas įdomu yra, kad čia žemaičiai labai tokį turi labai fainą, kurie šiaip būnam, pavyzdžiui, tu matai, kad jie šneka su savais, kon čia dirbi kažką, ir tada, o jeigu atsisukai tave, taip, tai būtų labai malonu, jeigu jūs darytumėte tą. Ir jinai, žinai, nežino, iš kur aš neišsiduodu, ir jinai taip žiauriai taktiškai kalba, ir mes sužinom, pirmas dalykas, kad renginys su vaikais, be alkoholio. Kas tuo metu daryti renginį be alkoholio atrodė kaip daryti renginį be elektros. Nu neįmanoma, kaip tu gali tai padaryti. Ir žodžiu, mes jau suprantam, kad kažkaip, bet kažką ten bandom perdaryti. Ir tada dar kitas dalykas, sužinom, kad ten nebus jokios scenos. Ir tiesiog yra tokia didelė aikštė, kur sugrįžta žmonės iš orientacinių, iš skirtingų kampų. Ir ta moteris sako, bet jūs viską žinot, jums, aš sako, teatrui viską paaiškinau. Ir aš atsimenu tos 2 girtus, galvoju, Ir mes kažką ten bandom juokauti, kažkaip, kad suprastumėt, kokio aš buvau situacija, tai tas kaimiečio kostiumas, tai tiesiog kaimietis iš Temų. Ir kai jisai įėjo į tą kiemą, pirma reakcija ten jau buvusi žmonių buvo, čia kažkoks kaimietis atėjo chaliavai pagerą. Nes jis turėjo krepšį, kur rekvizitas buvo tuščias Starkos butelis. Tada aš buvau su to gandro kostiumu, bet kad suprastumėt tą mano gandro kostiumą, tai tiesiog tokia balta marška uždėta ant galvos, išdurtos akis ir toks balta marška, išdurtos akis ir čia tas dar eina, tas toksai susipina ir aš tada tą maršką laikau tokią aukštą baslį ir ant viršaus pamauta kažkas panašaus į gandro galvą. Tai aš tiesiog atrodau kaip Kuklus Klano ir Krivių Krivuolio mišinys.
Ir aš bandau prie vienų prieit kažką pajokaut, prie kitų. Galiausiai matau, tokia yra moteris su mergaitė, prieinu ir nežinau, gal su ta mergaitė žvilgsnis sustinka, gal kažkas, jinai pradeda verkt. Ir tada jaučiu jau patapšnojimą man per petį. Ir ta moteris sako, žiauriai taktiškai sako, gal jūs jau nebesistengiai. Ir mum be persirenginė, jinai sako, žinot vyrai, aš būčiau gavusi iš vietinių 5 kartus daugiau ir jie dar man būtų metus laiko į priekį komunalinius sumokėję. Ir pasirodo, kad jinai tiesiog norėjo padaryti tą įspūdingą renginį, ne tik kad be alkoholio, bet dar ir pasamdyti teatrą, kad žmonės nustebinti ir negalvoja iš kur. Tai Vilniusgi kultūros lopšys. Ir jinai prieš visus internetus rado tiesiog tą darbo, kažkur tą teatro numerį, jinai paskambina, sako, aš norėčiau, kad man atvažiuotų aktoriai, aš turiu tik tais 3000 litų, ar kažką padarysi. Ir jo, aišku, sumokėsim 500 transporto inžinieriams antrakursiams, 2500 pasimsim savo ir kažkaip, vis tiek labai greitos renginius pamirštam. Ir didžiausia bėda buvo tai, kad atrodo, tos moters buvo mestas burtas ant pinigų. Nes, žinai, aš jau pasakiau, kaip aš davolau tos pinigus kūrybiškai, bet tada jau jeigu tik tais pradėdavau kalbėti apie pinigus, man galvoje iš karto pradėdavo skambėti šitą melodiją. Kažkada žiūrėjau visą laisvai ir tada net pradėjau pasirinktus dalykus, žaisti pinigais, tai būna sako, o klausyk, jei ne paslaptis. Kiek uždėjai? Ne paslaptis. Ir man iki tos valandos buvo, kas čia per paslaptis? O klausyk, jei ne paslaptis. Kiek valandų per savaitę dirbi? O jei ne paslaptis. Ar direktorius tavęs nemuša? Kažkokį nesąmonę, tos pinigus. Ir tada aš visada tas vokeliai, ta paslaptis. Taip man užsėjo paranoja, kad aš galvoju, nieko nebenoriu gyventi su jokiais renginiais. Ir man net buvo vieną kartą, aš sakau, o klausykime, jeigu ne paslaptis, kiek jūs man mokėsite? Aš tiesiog bijodavau klausti, aš dirbau aplinkotvarkos įmonėj, kas dabar sakyčiau, net šasto dizaineris, nes iš tikrųjų nekas nebuvau žodis. Ir čia tikrai istorija, aš tiesiog sakau, jei ne paslaptis, kiek aš gausiu pinigų? Ir tas direktorius, toksai, kaip dabar atsimenu, atsilošė ir sako, pažiūrėsim, kaip judė aikštelėje. Gerai judėsi, gerai ir gausi. Ir aš iki šiol pradirbau ten 3 mėnesius, iki šiol nežinau, kada aš gerai judėjau, kada aš blogai. Nes kiekvieną nurodytą mėnesio dieną antakalnį nuvarydavai prie busiuko, pasakydavai savo vardą ir tau paduodavo per langą vokelį. Tu neklausdavai, ar paslaptis, ar nepaslaptis. Tu žinai, kad jai nėra tiek, kiek reikia. Nes, vėl tai tada vokėt, tada aš kitą vasarą vėl galvoju, kad tik nesurinkinės įsidarbinau. Tokioj kitoj dideliai statybų įmonėj. Jau ten dirbo gal 100 žmonių. Vėl vokeliai, vėl tos paslaptis ten, žinai. Bet ten buvo toks įdomus patirtas dalykas, tai buvo amžinas variklis. Nes direktorius tos įmonės, kaip įsivaizduoju, tuo metu 2000-ųjų pradžioje jau ten dirba pas jį gal 100 žmonių. Jis turėjo naują džipą, kas nelabai turėdavo tuo metu naujų džipų, bet jis vis tiek turėjo tokį keistą savybę, kad jis tą džipą labai dažnai palikdavo kažkur už kampo ir slaptai iš krūmų žiūrėdavo, kaip dirba. Aš iki šiol manau, kad jisai tiesiog žiūrėdavo. Aš aišku norėjau, nežinai, plušantis su kastuvais, jauni vyrai, gal kažkam ir veikia kitaip. Ir esmė tame, kad tu žinodavai, kad jis gali bet kada į tave žiūrėti, dėl to būdavo paranoja, kad tu į darbą negali pavėluoti nei minutės ir negali nei minutę vėliau išeiti. Ir buvo vieną kartą toks įvykis, kad turėjo tokie atvažiuoti dideli traktoriai, tokius polius sukalt ir tenais, jie sugedo likus 15 minučių iki 5 ir mes nebegalėjom nieko daryti. Bet tada ateina darbų vadovas, also known as, kaip mes lietuviai sakom, prarabas.
Sako, vyrai, dirbkit, mačiau direktorio. Ir tada aš pasiėmu šiumpelį, mindį, mes atsistojam 3 metrų atstumu. Ar du šiumpelius mindai? Du šiumpelius mindai man atgal. Du šiumpelius mindai, du šiumpelius atgal. Amžinas variklis. Perpetuum mobile, jeigu yra suprantančių. Ir tada taip bežaidžiant amžiną variklę, pyst aš baigiau VGTU. Ir žinai, baigiau tą VGTU, kur ką daryti, visus mano patirtis. Galvoju, kad traukinys turi sielą, kažkaip apsigyniau dizelinio traukinio DR1AM šiluminės sistemos gerinimas. Ir... Kur man eit? Nežinai, vieni žmonės netyčia vaiką pasidarė. Aš diplomą. Nežinau, kaip auklė. Kaip sakom. Darbo birža. Nėra į ką. Žinai, dabar darbo birža vadinasi užimtumo tarnyba. Aišku, užimtumo tarnyba tai yra geresnis pavadinimas, nes bedarbiai yra labiausiai išsiėmę žmonės. Nes visas pasaulis sukasi apie tai, kaip bedarbiai turi galimybę užsiimti. Visos parduotuvės didžiai laiko dalį dirba, kai kiti dirba. Patogu bedarbiai. Nori nueiti į parodas, eik tada, kai visi dirba, nes kai dirba, kai bus nedarbo valandos, neprieisi, nes visi dirba su jie. Skaityklai, viskas irgi pritaikyta yra tik tais pritaikyta yra bedarbiam, žinai, tam susižiūrėti. Ir aš esu tai, užimtumo tarnyba labai geras pavadinimas. Tikrai sutinkam, bet man darbo birža yra vis dėlto mano pavadinimas. Žinai, nes darbo birža. Makleriai. Dinamika. Gambulius. Meška. Wall Street'o vilkas ir Leonardo DiCaprio. Čia aš taip įsivaizdavau darbo biržą. Man patinka ta dinamika. Viskas kinta. Aš kaip dabar tas tyras. Aš įsivaizduokit, aš toks tyras ir nekaltas ateinu, man paskirtas laikas pas Neringą po 10-15. Aš ateinu, sėdi tam darbo biržos koridoriui gal 15 žmonių ir nieks į mane nekreipia dėmesio. Aš pasijaučiu kaip nematomas žmogus. Okei, laukiu man po 10-15 ir jau po 10-14 aš belsiu į duris ir staiga kaip 5 kokie žmonės. Kur? Man pas Neringą po 10-15. Tu ką nežinojai? Čia visi po 10-15. Čia bet kokį laiką užrašo. Ir tada tada kitą kartą sėdi, ateina toks pats kaip tu kadais. Nežiūri. Tada jis eina. Tada visi kaip futbolo komanda kartu. Nori nueiti, tada tas slaptas kambariukas, kur bedarbiai užsidaro darbo biržą ir tą Povilo Meškėlos dainą. Mes jėga. Bedarbiai, aš darbo biržai net bandžiau daryti tokį dalyką. Užsiregistruoju Klaipėdoje, tai kokia Klaipėda, prie ko čia Vilniui ir tada Šilutėj. Ir kai mane pagavo, sako, kodėl tu taip darai? Sakau, žiūrėkit, žmonės gali dirbti 2 etatais. Visų pirma, aš darbo ieškau naktinių tarifų, nes 2 šansas susirasti. Nuo 10 iki 4 nakties. Išsiunčiu e-mailus ir man, pavyzdžiui, kažkas skambina ar rašo 10 ryto. 10 ryto šiaip yra mano darbo ieškojimo nedarbo valandas. Dėl to bandžiau užsiregistruoti 2 kartus. Žinai, nepavyko. Bet ten pažengim, kaip mes prisišventom į darbo biržą. O to metu irgi su darbu irgi būdavo labai lengva, nes tai buvo visų vokeliai ir aš dažniausiai dirbdavau padavėjų. Ir tu nueidavai į pokalbį, tiesiog matai, yra skelbimas, ieškom padavėjų, nueini ir tada pirmas klausimas, tu gal darbo biržoje registruotas? Jo, tai gali pradėti dirbti vakare. Nes tu net neturėdavai išsiregistruoti, nes taip visur. Ir aš, žinai, kur atrodo dabar, kai žiūri dabartinė ir sakai, jo, kaip blogai, kad aš ėmiau vokelis. Bet tuo metu, jeigu močiutė man duoda vokelį, ir baro dyrikas duoda vokelį.
Nu tai kodėl močiutė gerai? O mes už lygybę. Vokelius, kaip mes lietuviai sakom, lyginam vienodai. Ir, padavėjai būdavo faina dirbti, nes ten pabendraudavai su žmonėm. Būdavo, aišku, ir tokių kuriozinių situacijų, nes ta mano akis vis ten į kosmosą žiūri. Ir būdavo labai dažnai, pavyzdžiui, penktadienio vakare ateina du ten žmonės ir vienas perka alaus, kitas perka limonadą. Ir man atrodo, kad tas, kuris perka alaus, biški per jaunas ir, galbūt jisai, neturi metų. Ir aš klausiu, galvoju, kad žiūriu į tą, kuris perka alaus, sakau, o turėsit dokumentą? O man atsako tas, kur perka kolą, tai pas jūs kolai dokumento reikia? Ir vienoje darbo įmonėje, vienam bare aš dirbau trumpiausiai 1 dieną, nes aš ten galimai išskyriau nuolatinę polelę. Ir man iki šiol labai gaila, aš tikrai norėčiau surasti juos ir sužinoti, tikiuosi, kad neišskyriau. Buvo taip, atėjo ten, sako, čia šitie labai geri klientai, jie ten nuolatiniai ir aš nunešu jiems meniu ir būnu prie kito stalo ir girdžiu, kaip mergina išsirinkusi patiekalą, tam bičiui sako, aš einu į tualetą, užsakyk. Aš ateinu ir sakau, ko norėsit, sako, aš norėsiu karbonado, o mano draugiai lietinių su vištiena. Ir aš tada nueinu, po kiek laiko jau tada paimu, nešu ir prieš pat padėdamas ant stalo matau, kad turiu karbonadą ir bulvinius blynus su vištiena. Apsimesiu, bet nieko nebuvo. Ir staiga ta mergina atsisuka į savo bičą ir sako, o girdi tu, ble? Tu be manęs net net nesugebi maisto užsakyti. Apie ką tu dar čia sakai, kad aš prie smulkmenų kažką kabinėjos, ten dar ir tiesiog jinai trenkia ir išeina. Ir man tokia paranoja, kad jeigu jie pakalbės tarpusavį ir išsiaiškins, kad čia aš kaltas, tai man šakės bus, jie tykos manęs už kampo ir aš tiesiog ten daugiau nebedirbu. Per žodžiu. Viso į darbo biržai, nuotykiai, semėsi, padavėjo darbas, labai jėga. Ir tada atsitinka dar vienas toks įdomus dalykas, nes man toks draugas parodo, sako, žiūrėk, yra toksai, ar matėjai, yra YouTube'e humoro klubas. Ir man parodo humoro klubą ir galvoju, blema, taigi aš turiu tų istorijų, apie Steve'ą Irviną galiu pasakoti, apie kažką. Ir aš nueinu į humoro klubo atranką ir jis mane pasirenka. Ir aš nematęs stand-upą, nežinau, kas yra stand-upas, po 2 savaičių telike prime time darau stand-upą ir jėga. Pradeda man skambinti 10 eilės pusbroliai. Šeima pasirodo labai sunerimus. Nežinokit, jeigu nužudysit žmogų ir norėsite išsipirkti kaltę į teliką, padarykit kažką, atleis visi. Nes pradėjo pasirodo, mano visa šeima buvo susirūpinusi, kaip čia žmogus su aukštuoju, yra darbo biržai, čia kažką dar. Tada pradėjo atsakyti, oi mes galvojam, kad tu nieko nepasieksi, tave dabar rodo per teliką. Buvo geriausiai mano humoro jausmą. Apibūdino močiutę. Sako, taip drąsiai kalbėjai. Bet esmė tame, kad man tai niems nepasikeitė. Nes telikė nebėra vokeliai. Ir aš nebesu darbo biržai. Tiesiog po pasirodymų tu gauni vokelį, neklausi kiek, už ką tu žinai, ten jam tai reikia. Ir tada aš galvoju, kai aš iš darbo biržos istorijos toliau nešiu pasakos telikė ir čia bus labai linksma. Bet tada pasibaigė teliko sezonas ir čia nebūtų didžiausia problema, nes man visas kaltis jau atleistos, nesvarbu, ką aš darysiu, mane rodė per teliką. Bet tada darbo biržoje įvyko svarbus pokyčiai. Mano konsultantė Neringa staiga iš ienės atvirto į įtę. Ir jinai šiaip buvo labai gera man ir labai ten konsultavo, labai stengės. Bet po šito įvykio jinai tapo dar geresnė. Jinai, pavyzdžiui, paskambina man, sako, Domai, aš jums parašysiu tokį laiškutį. Galbūt jums grėsia pašalpa. Sakau, ačiū labai, Neringa, aš pasitikrinu tą e-mailą, matau, kad aš netitinku tų reikalavimų, prašau, Neringa, ačiū labai, kad rūpinatės, bet aš netitinku reikalavimų, jinai atrašo, tiesiog užpildykė. Aš užpildau, Neringa man skambina penktadienį,
8 vakaro. Domai, man labai gaila, bet mums nepasisekė. Ir žinai, aš galiu daug dalykų daryti, bet su jausmai žaisti negražu. Dėl to aš neringai parašiau laišką. Labą dieną, gerbiamoji, maloningoji ir žinoma geroji ponė Neringa. Jums ir vėl rašo jūsų ištikimas klientas Domas Raibys. Deja, šį kartą nebus juoko, nebus įkvepiančių kalbų, bus tik sūrus lyg sūdytas ilgesys. Tame liūdesy tarsi negyvojoje jūroje skęs mano širdis. Labai skaudu pranešti, bet mūsų dalykiniai santykiai jau priėjo labai nepatikimą beždžionį tiltą, kuris yra daug blogiau negu prieiti liepto galą. Juk prieiti galą visada malonu. Nes galas pradžia. O štai nepatikimas beždžionių tiltas, lyg frazė iš knygos skandalingai išpažintis lovoje su Džordana Butkute. Tik žingsnis ir keberiokšt prasmengi skradžiai žemė. Iš anksto noriu pasakyti, kad čia tikrai ne jūsų kaltė. Jūs buvote puikiai konsultantė, čia viskas dėl manęs. Tikrai nenorėčiau, kad dėl to save graužtumėte, kad jums būtų linksmiau, priminsiu mūsų pirmą dialogą. Labą dieną. Kokio darbo ieškote? Ko nors prie kultūros. Bet jūs baigėte transporto inžineriją lygio. Ir per pastarosius 3 mėnesius dirbote tik 2 dienas padavėjų. Neturit jokio kito darbo stažo, ne. Tikrai ieškote tokio darbo, taip. Tada pradėjote juoktis, taip garsiai, taip užjaučiančiai, taip suprantamai, taip, kad net mane užkrėtėte. Pamenate, kaip jūsų kolega sėdintis jums dešinėje pratrūko, kaip jis užkrėtė savo klientą, kuris bandė valdytis, bet kelis kartus rusiškai nusikeikė ir nutaisant pralaimėjusio krepšininko išraišką ėmė kvatoti į savo daugkartinio naudojimo nosinaitę. Pamenate, kaip juokas pasklido koridoriais ir pasiekė valgyklą, ten net balandėliai juokėsi, lyg juos pardavinėtų už normalę, o ne už varganus 4,50 litus. Nežinau kaip jūs, bet aš darbo biržos ilgai nepamiršiu. Tiksliau labai nepamiršiu to juoko. Man darbo birža mintise visuomet bus juoko tvirtovė, juoko kalvė. Labai bijau, kad netektų darbo mesti dėl priklausomybės šiam juokui. Viename filme, tiksliau ištraukoje mačiau, kaip kažkoks vyras lyg mėlynai dažytų veidų jojo ant žirgo ir rėkė: "You can take our freedom, but you can take our lives." Galite atimti iš mūsų gyvybės, bet jūs negalite atimti iš mūsų laisvės, pažodinis mano vertimas. Aš galėčiau sakyti: galite mane įdarbinti, bet nepriversite mokėti mokesčių. Juokauju. Žinau, kad su jumis galima pajokauti, skirtingai nei su VMI. Dabar, manau, telieka ištarti ate. Viso gero, sėkmės, geros jums kloties, nebijokite, aš jūsų tikrai nepamiršiu. Nepamirškite ir manęs. Jeigu rasite kokio darbo prie kultūros, nesidrovėkite, praneškite. Domas. PS. Mane turėtų įdarbinti jau šiandien. Pareigos bus kaip Povilaičio šlageriai. Vadybininkas. PPS. Tikiuosi dar pas jūs sugrįžti. Mes puikiai komanda. Bet esmė buvo tame, kad aš neturėjau jokio darbo plano. Ir nebėra humoro klubo, nebėra darbo biržos, aš tiesiog netenku savęs, nes jeigu aš esu ir dar tie 2 dalykai, nebėra nei vieno, aš nebežinau, ką daryti. Ir tada tiesiog buvo toksai laikotarpis prasidėjo, kur, žinai, kad būna kartais sustinka 2 žmonės ir atsitinka 3, o kartais būna sustinka 2 žmonės, atsitinka darba. Ir gavas taip, kad tiesiog buvo toks laikotarpis, kur aš dariau visokius darbus, kur ką draugai siūlo. Vienas draugas sako: "Blemba, aš dirbu LRT, ieško dekoracijų iš užstatytojo."
Ir galvoju, o, jėga, aš įsivaizdavau, kad čia jau pradėjau piešti savo karjerą kaip Benny Hillas, kur pradėjo dirbti nuo dekoracijų statytojų ir tada paskui rašysiu geriausius scenarijus. O gyvenimo karjera įspūdinga. Ta prasme, Arklio šikna, Dirvinis Vieversys, Styvas Irvinas, wow, dėkti tai inžineriją ir kūrinį, wow, čia. Ir padirbau 2 dienas LRT ir galvoju, reikia Facebook'e pasidalinti su žmonėm, ką aš dirbu. Ir galvoju, negi dabar aš parašysiu, kad aš čia noriu kaip Benny Hillas būti, reikia išlaikyti paslapties ir intrigos. Ir ašgi galiu parašyti, aš galėjau apie traukinį parašyti, kuris sielą turi, tai aš galiu kažką geriau. Ir Facebook'e tiesiog pasirašiau tokį dialogą, pranešdamas draugams apie darbą. Po vieno pasirodymo prie manęs priėjo bičelis ir sako, žiauriai patiko tavo pasirodymas. Sakau, ačiū, bet tai taip žiauriai, kad šakės, net nežinau, ką tau pasakys. Sakau, ačiū, malonu, kad patiko. Žinai, o gal norėtum telike padirbėti? Įdomu, kuriam telike, LRT kultūra. Matai, pas mus tokį bičelį priėmė į kariuomenę, yra laisva vieta. Ar tiktum? Ir tu ten tiktum. Sakau, koks darbas? Dabar neturiu laiko, yra vizitkė, ateik pirmadienį. Ir žodžiu, ten toliau istorija ir to, kad aš ateinu pirmadienį ir jau sužinau, kad esu įdarbintas. Ir sakau, nes čia, žinai, tvistas toks, kad atseit galvau, kad čia mane kažkokių vedėjų darbins, nes po pasirodymo prie. Ir aš sakau, bet aš gal nenoriu dirbti čia, nes. Ir tada tas atseit, kuri darbina mane, sako, žinok, seni, aš čia prasiknisau, kol tave įdarbinau, be tavęs. Čia kol viską suderinau ir žodžiu, dabar ten dyriu, kai visi ilsis, nieks kits negali atleisti. Jeigu nepradedi dirbti nuo rytojaus, jau tau eina pravaikštas. Ir tada aš jam sakau, o jūs mėgstate kernamį? Jis atsako, nelabai, o ką? Primenate man vieną jo dainą. Aš įdarbinau tave tau nežinant. Ir aš pasirašiau šitą dialogą. Ir ten draugai, kas ten seka, supranta. Ir 3 dieną einant į darbą, man skambina iš personalo skyriaus. Domai, užeikit. Reikia pakalbėti. Ir aš užeinu. Ir ten sėdi moteris, atsispausdinus mano postą. Žinai, jūs, kas ne inžinierė baigė, nežinot, yra toks dalykas saugikliai. Ir aš sėdžiu, žinai. Ir tai pasimečiau, kad mano tokia natūrali reakcija buvo, o kodėl komentarų neatsispausdino? Kaip mes lietuviai sakom, long story short, aš nepraėjau dekoracijų su statytoju bandomojo laikotarpio. Žinai, žmogus su inžineriniu, yra duokim garo namas čia, jį reikia ant ratukų nustumti čia. Aš ateinu, tada kažkas atgalas. Duok, tai ten. Nepraėjau. Bandomojo laikotarpio. Ir tada, tai kurs, tu tokia skaudžia patirtim. Sužinojau iš kitų draugų netyčia, kad šiuolaikinio meno centras ieško kasininkų. Ir galvoju, čia, prie meno, prie kultūros, kaip norėčiau su to pasidalinti su neringa. Bet tu gal man nerašysi vėl aišku. Ir tada aš pradedu dirbti šiuolaikinio meno centre. Čia yra mano antras darbas gyvenime, kur nėra vokelių. LRT nebuvo ir čia nebuvo vokelių. Žiūrėk, galvoju, va čia kažkas naujo mano gyvenime, be vokelių. Stažas atsiranda kažkoks, ką su juo daryti, ar čia kupriniai nežiolis, noris visiems valia sakyti, aš su stažu pagaliau. Ir dirbant šiuolaikinio meno centre kasininkų, iš tikrai buvo tokių labai fainų patirčių, kad, pavyzdžiui, aš turėdavau pačialinžytis, rasti žmonėm apie dalykus, papasakoti, kur, pavyzdžiui, jie nežino, kas yra kas nors,
Bet aš jums turiu papasakoti, kas tai yra, ir rasti būdą taip, kad juos sudominti. Pavyzdžiui, būdavo ten Fluxus kalnais, ten visada būdavo ten ir Meko dalis, ir klausdavo, kas yra tas Jonas Mekas. Ir tada aš turėdavau pagal žmogų savo iššūkį paaiškinti, pagal tai, kaip jis atrodo suprantamai, kas yra Jonas Mekas. Ir pavyzdžiui, jeigu tai būdavo jauni žmonės, sakau aš, jūs turit pasidomėti, kas yra Jonas Mekas, nes Jonas Mekas yra pirmasis blogeris, pirmasis youtuberis, Casey Neistat nebūtų, jeigu ne Jonas Mekas, nes jisai buvo pirmasis, kur parodė, kad gali švaistyti juostelę tokiam dalykui, kaip valgai koldūnus ir filmuoji. Ir visiems kažkaip įdomu, nes čia atvirumas, nes čia kažkoks... Tai jūs turite pasidomėti, jeigu žmonės yra vyresni, būtinai turite pasidomėti, kas yra Jonas Mekas, nes Jonas Mekas yra kilęs iš Biržų ir jis toks su šiaudinė skrybelė, nuvarė į New Yorką, pakeitė kino raidą ir suka tokius filmus, kuriuos jums juos pažiūrėti yra sunkiau, negu jam jį buvo susukti. Ir ten visi, žinai, žiūri, bet problema, aišku, su Jonu Meku buvo toks dalykas, kad su Meku tai yra su ultro. Su tom, žinai, tipo Meko ultro. Nes Mekas pats savaime tai jis yra, žinai, kaip futbolas, kaip Kašis, kaip Jėzus Kristus, kaip BMW. Nu, kur jie normalūs reiškiniai, bet jo ultros kaip Puškinas. Nu, žinai, Jėzus ten prieš vartotojiškumą, bet kaip tai Jėzus ultros užmis. Per šventės fleksina kaip reperis, tais kryžiais, kepurėm, su kokiais bersais važinėjais. Su tipo skaitom mišiuose kalavų, kaime kažkokiam MacBookas naujausias, kur tenais išdėšti. Ir mes, tie Jėzus ultros, kaip tas, bet tie Meko ultros, Menas, Mekas, tai žinai, žiūri, aš žiūriu, žinai, tos Meko filmus, nu man Meko filmai, kaip mano, aš žiūriu, ten kažkas dreba, kažkas to drebančių balsų šneka. Aš niekada nieko nesuprantu, bet man taip gera, nes mums reikia visiems normaliai, kad egzistuotume, turėti kažką, ko mes fucking nesuprantam. Nes pats baisiausias jausmas yra pats, tu gali išprotėti, nes aš įsivaizduoju, jeigu aš atsikelčiau ryte ir galvočiau, pizda, viską suprantu. Iškart varau ginklų krautuvę ir dar šaudau visas mokyklas. Nes kad mes pilnai funkcionuotume, nes mums reikia kažko, kad nesuprastume, kažką žiūri į tos Meko filmus, kažkas dreba, neaišku, tai mano darbai. Kodėl aš dirbu, nežinau. Ir tas, bet ateina, tada aš taip žiūriu, tada tie Meko ultros, Mekas, tu čia nesupranti, ko nesupras. Mekas valgo koldūnus, ne, čia Mekas valgo kapitalizmą. Kokį kapitalizmą Mekas valgo, ne, tu nesupranti diskursas, kas yra. Ta prasme, Mekas valgo koldūnus, Miles Davis, labai fainas filmas, kur Mekas valgo koldūnus su Mačiūnu, Miles Davis žaidžia Kašį, bet kaip į tą Kašį visiems, Yoko Ono su John Lennon ten stovi, tu nesupranti čia, jis ką nesuprantu su koldūnais, nes jis jiems paskui ir pasakys, nėra jokios papildomos prasmės, nes gyvenime kartais yra reikia tik vakarėlis ir koldūnų. Gaila, kad Jurgis Mačiūnas nemoka gaminti skanių koldūnų, bet vakarėlis buvo geras. Ko tu net nesupranti? Mekas. Žiūrėk, aš paskaitysiu tą Meko knygutę, žiūrėk, ko tu nesupranti. Jis buvo svajotojas, jis svajodavo, jis niekur netiko, net nežinojo, apie ką pats mąstė, apie ką svajojo, visur ir visados, net ir tai, kai sėdėdavo su draugais, jis svajojo apie nežinomą tolį. Kokie tau, diskursai čia? Nu, ir tada ten, bet kažkaip būdavo ir užsivesdavo tų ultrų. Ten, prasme, žalia, balta, bolt. Žodžiu. Papasakos į tos žmonės, kur ateidavo į šiuolaikinio meno centrą. Nes aš niekada žmonėm nesakydavau, neikit nesuprasti. Nes jeigu man kažkas būtų mane pamatę mažą, kaip aš ariu su žvitra, taip apie vardas labai dažus vardas žvitra, ariu su žvitra laukus ir būtų pamatymas ir ne, jam nerodykim meno, nes jis nieko ten nesupras. Aš nenorėčiau.
Ir dėl to aš beveik visi, kai ateidavo, klausdavo, aš matydavau, kad sunku jiems bus ir geriau tiesiog tos pinigus išleisti su draugais, bet nes vieną kartą tai pasakiau, nes atvarė biržas su teisininkos striukė. Klasikinės, tokia blondinė šalia ir sako, mes norim meno. Aš sakau, nes tuo metu, kai tik buvo tokia Kramerio paroda, ir ta paroda, žiauriai minimalistinė, kur, jeigu įsivaizduotumėt, kas yra klišinis menas, kur, taip, jeigu norėjai, kas karikatūrose, pieštų ten, kažkuo, tai ta paroda, tokia, padėti kažkokios plytos, kažkokie, kur tu ateini, žiūri, faina, nes pats tada prisigalvoji, susižiūri, kažkokie popieriai ant sienos kabantis, ir sakau, žinokit, gal ne jums čia, tiesiog prisimani meną. Aš tad paduodu 2 bilietus, jisai užėjo, aš nežinau, kokiu greičiu jisai 2 metus ten apibėgo, ten yra daug tos vietos, jisai per kokias gal 5 minutės apžiūrėjo, nusileido ir sako, ten nieko nėra. Bet jisai pasakė taip natūraliai, kad aš pagalvojau, negi išorė. Bet aš žiūriu į tą kamerą ir suprantu, kad jau iš mūsų prižiūrėtojų tikrai nieko nepavoksi. Linkėjimai visam komandai. Ir mes ten norėjau kažkaip susigrąžinti pinigus, ten buvo laikė ta mano kasa, ten pradėjo žodžių, bet sakau, aš jums įspėjau, įspėjau. Ir aš kažkaip pradėjau norėti, kažkaip, vėl dar daugiau to meno pažinti ir nueiti, tada toks ir bičiulis sako, mes čia tik parodą padedame renginėt, gal nori padėti renginėt parodą. Ir galvoju, dar vienas dalykas prie mano CV. Ir aš galvoju, galėsiu dar labiau pažinti meną. Ir tada aš tenais ateina, tokia buvo didelė tarptautinė paroda įvairiausių meno kūrinių, bet vėl aš kaip ir mažesnį kaip apsimulkinom, kad ateina tokia didelė dėžė ir aš atsuku tą dėžę ir pradedu tenais imti tokį tą apsauginį putoplastą. Ir aš imu plauki to meno kūrinio ir staiga pamatau, kad meno kūrinys padarytas iš tokio pačio apsauginio putoplasto. Ir man pirma mintis, negi aš sulaužiau. Aš sukraunu tą apsauginį putoplastą ir apsimetu, ten nueinu kitus dalykus išpakuoti. Ir tada, po kurio laiko jau matau, tas kūrinys yra išpakuotas ir man jį reikia pakabinti. Ten labai aukštus lubos, aš ten prikabinu tą putoplastą, jisai taip gražiai taip sukasi. Ir ten kuratorė, ne lietuvė, ir kažkaip sako, I need, stay still, kad jis stabilus, sakau, bet čia nuo antros ir jis tiesiog juda, praeina, ir ne, kada, jeigu čia kažką kitą padarys, tai sugadinsi, jis turi tiesiog taip siktis. Nejudėk, kada aš suprantu, kad aš negaliu jai padėti, tada nueinu pas tą draugas, kuris mane pasakau, aš nežinau, kaip išspręsti šitą problemą, apibūdinau jam, jis sako, aš žinau, bet man reikia pasiruošti. Jis nueina į lauką, grįžta pasiruošęs, raudonas akis ir, kaip mes vadinam, nelegali šypsena. Illegal smile. Ir jisai prisistumė tokį stelažą, pasikviečiu tą kuratorę ir jie kartu. Aš nemačiau, gal ir tą kuratorį ruošęs. Ir jie kartu gal taip 10 minučių. Taip pasuka tą ir jis taip sugrįž. Ir aš kažkaip žiūriu. Ir man taip wow. Pasuka, sugrįžta. Tada jinai sako, aš turiu paskambinti menininkai į Prancūziją. Ir jinai paskambina į Prancūziją, pajungia per Skype'ų. Ta Prancūzė žiūri į šitą ir sako 2 mm left. 2 mm left. Ir tada turėjau ten užlipti pakelti ir aš galvoju, čia aš norėčiau šitą nufilmuoti, čia yra mano menas, čia yra mano gyvenimas, to, kas tęsis. Čia yra gražiausias, čia aš norėčiau tai nufilmuoti, kaip faina, kaip bendrystė, ryšio tiltas su visuom pasijungia, kaip menas gali sujungti, ką aš pradėjau galvoju, dar galvoju, jeigu aš užrašyčiau, čia taip, kaip gali tave veikti menas. Ir staiga, kol aš jau galvoju, kaip čia filmuoti, staiga man kažkas per petį. Ir ten kita menininkė ir sako, can you penetrate my bubbles? Aš čia, bubbles, kaip, iš kur,
Ir tada jinai sako, come with me, ir aš nesuprantu, kas vyksta. Jeigu nesupratot, penetrate my bubbles reiškia papenetruok mano burbulus. O ten jinai toksai molinis dalykėlis, toksai padėtas, tenais toks, vat, kaip suprastumėt, va ten, kaip va tokio va dydžio. Taip, vat labai svarbu, kad tokio dydžio. Nu, nes iš tikrųjų tokio buvo. Ir tenais toks šiaudelis, ir ten eina vandenėlis su feiriai. Ir ten turėjo tokie burbuliukai. Ir tie burbuliukai, kadangi bubbles nepenetreitinti, jie eina, bet jie turėti. Ir aš tada kažkaip su kempinėlė penetreitinu tos bubbles. Ir mano gyvenimas pradeda bėgti per akis. Aš vėl atsimenu tos dirvinius vieversius, tos paukščius, žvirblius, marozus, pirmą kartą Vilniui, bomžus, balandžius, varnus, kuosas. Ir staiga suprantu vieną genialų dalyką, kad čia, žinai, dirvinis vieversys, pavasario šauklys, nes grįžo vieversėlis, jau kažkaip, tada grįžo gandrai ir tada suvokiu vieną dalyką, kad fucking tas grįžimas yra ne kas kita, kad šitie paukščiai yra ekonominiai migrantai. Atvaro jie, tada kai šilta, kai gera lietuvėlė, kai faina, tik atšala ir išhujarina atgal grįžti. Čia nėra nieko gražaus, kad tie gandrai parskrido ir išskrido, jie tiesiog yra tinginiai ir nedirba, jie yra ekonominiai emigrantai. Kodėl jų nurodo per laidą emigrantai? Jie tiesiog dykaduoniai, kurie o va žvirblis, kaip tikras marozas ir lieka, dėl to jisai atiminėja iš jūsų tą kruasaną, nes jisai moka kovoti už save, nes jisai... Ir aš suvokiu, kad aš nenoriu būti tas žvirblis. Aš nenoriu būti tas maro, aš noriu būti ekonominis migrantas. Aš noriu, kad aš sugrįšiu ir sakys, o, grįžo pavasario šauklys. Ir tuo metu viską mečiau, galvoju, ką čia daryti. Ar mašinį techninę varyti, ar varyti į Ameriką. Ir tiesiog paskaičiau tiek, kad aš turiu pinigų mašinas technikiniai, galvoju, skirsiu tos pinigus Amerikai. Vis pirkus bilietą man liko 3 mėnesiams $300. Po $100 mėnesį. Aš nuvažiavau ir galvoju, taip kaip bus, žodžiu, visas baigės taip, kad aš pradėjau dirbti kraustytoju serbų įmonėje. Dirbti su serbais. Wow! Ateini ryte į darbą, susimuša, apsikabina, pasilaižo, laimingai išeina dirbti. Pati nuostabiausiai žliaba, tai kaip jie dirba, bet įdomumas buvo tame, kad tenais, kadangi didžioji dalis visi dirbi nelegaliai, tu ta prasme, tu nenori nieko sužeisti, dėl to toks įgaunas, tokia nemantoma ranka, kuri vienas kitą saugo, nes tu žinai, kad jeigu tu nukrysi nuo laiptų kažką belėdamas, bus labai daug problemų. Tada mano darbas būdavo tiesiog kaip drug dealerio, kur jeigu pasižiūrėt, man parašo adresą, 9 valandą ir aš atrašau yes arba no. Nu, ar dirbsiu rytoj, ar nedirbsiu. Ir tada ten tos potėliai kokie, tada dienom aš dirbu numeriu, tada varau daryti stand-upus ir po barus aš supratau, Amerikoje nuvaręs su barais vieną pagrindinį dalyką, kokį išmokau, kad nesvarbu, kokį šūdą dirbi, tu jį turi labai gerai pateikti. Nesvarbu ką, tai aš tada pradėjau pasakoti, aš čia tipo buvau inžinierius, nepraėjau set designer, tipo specialybę, national broadcaster ir atvažiavau pasisemti patirties. Dirbu kraustytoju, nes noriu pamatyti, kaip gyvena amerikiečiai. Nes žinai, kaip kitaip pamatysi, kaip gyvena amerikiečiai. Arba būsi prostitutas, arba kraustytojas. Tai aš šį kartą pasirinkau būti kraustytoju, bet kitą kartą gal pasirinksiu prostitutę. Aha, visiems linksma. Tada dirbdamas kraustytoju yra įdomiausia. Aš čia turiu knygelę, kur esu apsirašęs visus žmonės, kuriuos iškraušiu. Nes neįsivaizduojat, kiek tenais įdomybių yra. Tu atvažiuoji, pavyzdžiui, ryte, pamatai tą serbų dramą, serbai, jotkalniečiai, ten visi, ten žūžų dramą. Manęs niekada nesakydavo, su kuo aš dirbsiu. Tu nežinai kiekvieną kartą, su kuo pakliūsi į fūrą. Išvažiuoji, tada, pavyzdžiui, atvažiuoji tenais į Bronxą, pravažiuoji tą muziejų, kur pirmą kartą įvyko repo tūsas. Tada tenais juodaodžių šeima, kur yra moteris su 40 metų, su kokiu gal ten 18 metų dukra ir jinai tokia ūkai. Na, aš dirbu su serbu, kuris yra toks kašioras. Jis įvaro, numeta kažkokį netaktiškai juokelį, staiga ta juodaodė jį atsisuka. Listen, young guy, I was in jail and nobody didn't mess with the old lady. You ain't messing with the old lady. Truputėlį įtampėlis, bet mes kažkaip numušam tą įtampą, tada toliau kur tu numuši tą įtampą, kaip pavyzdžiui, mes važiuojam liftu, užsidaro liftas ir tenais, kur yra tas stiklas, 2 šautinės skylės, kur, geroji teritorija esam, būtas prišnirkštas, dafigavęs tokių tarakonų, bet tada mes tą šeimą iškraustom į
į visai kitą rajoną, jau išsikraustė į namą. Tada mes prieš tai nervinomės, nes turėjom nešti labai daug knygų, o knygas kraustyti yra nemaloniausia, nes jos daugiausiai sveria, bet tada jos įsikraustė į fainą butą, jėga galvo, o čia kaip pavyzdys, kaip knygos gali pakeisti žmonės, ir tada jau galvom jėga, čia inspiracija, ir tada jau pakuojamės daiktus, prieina ta juodaodė prie manęs ir sako, aš matau, kad jūs esat gerai dirbantis vyrai, gal tu nori tekėti? Gal nori marry my daughter? Ir aš tada galvoju, kuriame mes amžiai gyvenam, ar čia kažkaip buvo, kažkaip nepamačiau, kad kelionė laiku atsirado. Bet tada sužinau iš to serbo, kad yra atskira visa politika, kaip tu gali gauti žaliąją kortelę, kiek ten kainuoja, dar atskiras dalykas. Jis, kol mes valgom pietus, jisai pasakoja, kaip jis nusipirko žalią kortelę, nes jisai žinojo iš kito draugo, kad jeigu neturi pakankamai daug pinigų advokatui geram, tai jisai tau ir padarys blogą dylą. Ir sako, mano draugelis, kuris neturėjo pinigų, gavo tokį blogą dylą vestuvių, kad jisai, pavyzdžiui, tiesiog kartais naktį gauna skambutį iš savo žmonos ir jinai sako, jeigu nepervesi man $5 metro bilietui, aš tave paduosiu į teismą ir tu rytoj jau išvarysi iš Amerikos. Dėl to sako, aš tau ten 30 000, pasiklausai šitos istorijos. Tada tu atvažiuoji į Financial District, aš atsimenu darbo biržą, žinai, dinamika, Manhattanas, wow, tipo, tada, kad tu įvažiuotum į kiemą, kurį mes turim kraustyti, į toks nusileidžia sliūžas, įvažiuoji su fūra, užsidaro sliūžas, apuosto fūrą su šunim nuo bombų, įvažiuoji į kiemą, liftas, 3 aukšte kelia tiesiai į butą, identiška praktiškai situacija, tik tais tenais baltaodė moteris su juodaodė, atsimenu, su baltaodė dukra ir tada supranti, kad čia mes, ta prasme, apie rasizmą nieko nesuprantam. Čia, ta prasme, mes kalbėt apie rasizmą, kaip mes kalbam, tai tas pats kaip 8-metis apie seksą. Kur tenais ten susižiūrėjo, tada viskas kaip ten kinta, tada tas būtas ten vėl šitie galvoja, o čia kokia dinamika. Ir tada vėl bematant tos kontrastus, staiga pyst jau matau, kad baiginėjais mano 3 mėnesiai, o aš pas tos serbus kultas tik tai $5. Nu ir tada, žinai, dabar galėtų būti 2 istorijos, nes iš amerikiečių išmokau, kad nesvarbu, kokį darbą dirbi, reikia jį gerai papasakot. Tada, kitas draugas, skambina su problemą, nežinau, kaip 3 mėnesiai Amerikoje $10 uždirbau. Tai sako, aš tik esu Amsterdame, yra paaiškinimo darbas. O, jėga, Bukovskis, važiuojam dirbti. Nieko ten vėl nėra romantiško, tu nuvarai tą paštininkų tenais dirbti, kur ten šalta, vėjas pučia. Amsterdamas yra toks miestas, kur vienoje yra plus 15, feels like 30, nuvarai į kitą nord ir tenais vėjas plus 20, bet feels like minus 10. Ir ten viskas, vienintelė graži situacija buvo tokia, kad aš ten dirbdavau su ausinėm ir vieną kartą einu gatve ir taip klausau muzikos per ausinės ir staiga atsisuku, matau, kad mašina šalia manęs arti važiavo ir aš taip išsigandęs šoku nuo ant šaligatvį ir tada matau, jau moteris daro langą ir galvoju, blemba, jinai apšauks jau mane. Ir aš išsiėmiau ausinę nusteikęs, kaip mane apšauks ir sakau, I'm sorry, atsiprašau, ir jinai sako, it's okay, I saw you were dreaming. Ir taip svyt ir galvoju, blemba, reikia kažką su to dreaming daryti ir tada aš pakliuvau į rajoną, kur tiesiog nebuvo jokio publiko. Ir aš ir taip pagrau, ir tai nėra publiko. Ir aš jau net galvoju, lemba, jeigu aš apsiverksiu, aš mažiau norėsiu publiko, nes gal su ašarom vis išeis. Ir aš ten taip vaikštau, ir dar randu tokią kažkokią statybų vietą, kur galvoju, va čia aš galiu nueiti publiką. Žinai, taip šlapinės, kaip saugais, nes esi labiausiai pažeidžiamas. Ir aš tuo metu, kol saugos, ar manęs nieks nematė, nepažiūrėjau, ant ko aš šlapinas. Ir aš tą žiūriu šlapinas ant balandžio. Ir man kaip ir nepatogu. Bet tas balandis, aš matau, kad jisai sveikas, bet jisai nesitraukia. Tada aš pradedu galvoti, o jeigu šitas balandis norėjo visą gyvenimą patirti golden shower, bet jis nemoka žmonių kalbos ir jis negali prieiti kažkaip, jis negali to patirti, kaip jisai turėjo daryti, kaip jis turėjo iškomunikuoti. Ir aš tiesiog darau jam tą golden shower ir galvoju, reikia man grįžti vėl. Išvėkšna. Ten mes pradėjom, kur būtų tie dirbys ir virsys. Ką aš čia, mūsų švarką nusimpliausiu. Ir grįžau iš viešą, galvoju, pagyvensiu, pagalvosiu.
Ir tada aš nueinu, ten dirbiniai vieversiai, vėl labai faina, nueinu vieną dieną į turgų ir pamatau, kad pardavinėja tokį padargą su užrašu Vyturys 6. Ir kažkaip aš taip susimastau, nes kaip tik tą dieną skaičiau, kad dirbinis vieversys yra labiausiai nykstantis paukštis dėl žmonių darbo. Ir gaunasi toksai, tas dirbinis vyturys, jeigu kas nežino, tai yra vieversio klička. Jeigu vyturys nužudytų balandį, tai sakytų, dirbinis vieversys yra vardas pavardė, o vyturys klička. Sakytų, balandį nužudė dirbinis vieversys, dar žinomas kaip vyturys. Tai dėl ūkininkavimo nyksta tie dirbiniai vieversiai, bet Lietuvoje yra lietuviška įmonė, kuri gamina padargus pavadinimu Vyturys. Tai reiškia, tu naikini, mes išnaikinsim dirbinį vieversį, bet jūs galėsite klausytis šito kultivatoriaus. Ir vietoj šito nebūtų toks nusižiūrė. Ir aš šiaip žiūrėtas galvoju, blemba, koks šitas gyvenimas iš tikrųjų ir duotas, ar jam yra ten tų spalvų. Kaip žiūrėt, aš tada žiūriu tą vyturį, kad tie paukščiai nyksta, galvoju, blemba, čia kaip reiks to darbų daryti. Aš tada galvoju, jėga, man gyvenimas duotas, baltas, žalias ir juodas, tikrai ne tik dirbančių ir bedarbių būt. Ir tada galvoju, ko aš dar nesu bandęs. Ir tuo metu tik tais buvo atsiradę ant hypo vintažiniai dviračiai. Ir aš žiūriu turgui šalia to Vyturio 6, yra 6 tokie ale vintažiniai dviračiai. Ir aš galvoju, jėga, aš būsiu verslininkas. Atvešiu į Vilnių ir tos dviračius parduosiu. Ir aš atvežęs į Vilnių galvojau, nes čia vintažiniai, čia bus gerai. Ir tada sužinojau, kad tie mano dviračiai nifiga ne vintažiniai, o jie yra kažkokie tokie, kur kažkam tiesiog kažkokie įmonė reikėjo vos ne butaforinių dviračių, kurie nebūtų visai butaforiniai. Ir aš turiu paskutinius pinigus sumokėjęs už tuos 5 dviračius. Ir galvoju, kaip čia dabar reikia man išsisukti, ką daryti. Ir kaip kažkada padėjo su humoro klubu, visagalis YouTube'as. Aš nežinau, ar dėl to, kad aš googlinau dviračius, staiga man išmetė video, kur Frank Zappa, 22 metų, telike groja su dviračiu. Ir mane tas video taip inspiravo, kad aš galvoju, aš irgi noriu su muzika daryti tai, ką Frank Zappa daro su dviračiu. Aš noriu atsinešti dviratį į teliką ir čia žiūri kietai. Prisiminiau abibas kėdus. Aš valstietiškai pažiūrėsiu. Ir apie tai bus antra šio spektaklio dalis kažkada. Čia yra jau pirma knyga apie valstiečius ir muziką. Ir aš rašysiu, kaip aš grojau su dviračiais. Tai žiūri, ačiū, kas atėjo. Labai faina, žinai, teatre būna taip, kad ten išeina, pastraukė, tada stalui žmonės ploja, tada ten vėl. Tai žiūri, pradžiai noriu, kol jūs pradėsit ploti, tai padėkoti, kas čia filmuoja, Šarūnas, Edgaras, ačiū Antai už dizainus, Nikolai už ten, kas pašviečia, K2, Arensui, ten visiems. Ir ačiū jums, kad atėjom, tai nepersidirbkit.